Mano hobis yra kelionės. Kelionėse tarsi praplėti tą savo gyvenimo burbulą, kuriame tu gyveni. Nes čia yra labai patogu. Mes kiekvienas turime susikūrę savo gerbuvį ir gyvename komforto zonoje. Kada tu, pavyzdžiui, nusileidi vienoje šalyje, tu gali patirti tos šalies kultūrą, sąlygotumų žmonių arba jų sukurtą tą gerbuvį toje šalyje. Ir čia yra skirtingos pasaulio šalis, kur, sakykime, gali palyginti ir aš visada, kai nusileidžiu, lyginu, kaip mes gyvenam Lietuvoje, kiek ten yra mokama mokesčių, kiek mes čia mokame tų mokesčių, vis dėlto kokie yra tie politiniai santykiai ir kaip tiems žmonėms sekasi įgyvendinti savo svajonės būtent toje šalyje. Na ir yra iš tikrųjų smagu girdėti, kad žmonės yra žmonės visose šalyse. Jie visi turi mokėti tos mokesčius, tačiau mūsų kūrybiškumas kaip asmenybės, yra ta išskirtinė dalis, kaip mes realizuojamės ten, kur mes gyvenam. Ir kadangi aš dirbu toje srityje verslo, finansų ir žmonės visur dalyvauja tame, žmonės priima sprendimus, žmonės dirba, man yra įdomu ir žmonių santykiai. Ir kada tu supranti, kad mes turime Lietuvoje be galo gerą orą, švarų orą, kada mes turime vandenį švarų ir galime gerti dažnai net tiesiogiai iš čiaupų, kuris atbėga į mūsų namus, į mūsų butus. Supranti, kad Lietuvoje yra gyventi gera, tačiau mes turime suprasti, kas yra gero, kas galbūt, ką mes galime keisti patys. Na ir šiame tinklapyje aš dalinuosi savo patyrimais, savo galbūt išgyvenimais, savo sprendimais, kuriuos galbūt teko priimti biure arba tiesiog bendraujant su žmonėm. Ir jeigu tai jum kažkiek rezonuoja arba patiko kažkokia mintis, tai galbūt jūs irgi galite pasidalinti su savo draugais, kolegomis tiesiog socialiniuose tinkluose, kad yra toks tinklapis, kad galbūt jūs gavote kažkokį vieną ar kitą įkvėpimą ir aš būsiu be galo jums dėkinga. Ačiū jums, kad esate, kad žiūrėjote ir iki susimatymų. Iki.